Gerbiamas Jurski, vat kaip pats skaitot? Ar Amerikos CŽV klausosi mūsų telefono? Ar CŽV klausosi mūsų telefono? Tai aišku, kad klausosi. Jeigu kanclerės Merkel telefono klausosi, jeigu Brazilijos prezidentės Nečiaudėkit klausosi, tai jau pelių telefono tai tikrai klausosi 100%. Atsiprašau. Aš šitą... Grybauskaitės. Grybauskaitės tikrai nesiklauso. Ką tai iš jos išgirsi? Kaip pasakytų CŽV direktorius, Grybauskaitė čia ne prie ko, jinai tik tai iš mažos agrarinės valstybės. Tai jūsų galva? Taip išeina, kad pelės, įdomesnis negu Grybauskaitė. Tai aišku, ar Grybauskaitė nors kartą pasakė, kad Kubilius nuvarė šalį? Ne, o pelės pasakė. Ar Grybauskaitė nors kartą pasakė, kad Paksis nekaltas, aplinka kalta? Ne, o mes pasakėm, jeigu jūs labai įdėmiai ir jūs, žiūrovas, pasinagrinėtumėt Wikileakso dokumentus, neabejotinai surastumėt konstataciją, kad būtent pelių įžvalgos dėka Lietuva statysi suskystintų dujų terminalą iki kiaulės nugarojo, o ne karvės uodegojai. Bet palaukit. Amerika seka visus. Seka latvius, rusus, lenkus. Net mažytę Kaliningrado sritį seka. A Grybauskaitės neseka. Tai kaip čia yra? Čia viskas dėl aikštingo Obamos charakterio. Sako, net važiavo vieną kartą Grybauskaitė į Prahą su manim susitikti. Tai viskas dabar. Nutraukti jos sekimą, nutraukti visus saitus. CŽV Gavrikai viską tiesiogiai suprato, tiesmukai visus laidus čekš, nupjovė visus Wi-Fi'us, nupjovė ir liko Grybauskaitė dabar vieniša, nesekama, niekam neįdomi. Nu jo, kai tu neįdomus CŽV, tai tu neįdomus niekam. Aš tai jums pasakysiu, žinokitės, ateikit čia. Arčiau. Gal ateikit, aš tikrai noriu pasakyti. Grybauskaitė kreipėsi į VSD, girdėjau, kad Grina suorganizuotų Grybauskaitės sekimą. Sako, kad nors kas nors mane pasektų. Sako Grybauskaitė.